Laidos rėmėjas Volit. Lietuvos Respublikos vyriausybė 2000 m. rugpjūčio 17 dienos nutarimu numeris 935 derybinėje pozicijoje dėl Lietuvos Respublikos narystės ES nurodė: Lietuvoje gyvena apie 550 vilkų ir jų skaičius pastaraisiais metais stabilus. Vilkai gyvena beveik visoje Lietuvos teritorijoje. Lietuvoje vilkus leidžiama medžioti, kad būtų reguliuojama jų populiacija, kitaip jie padarytų daug žalos žemės ūkiui. Tais pačiais metais Lenkijos mokslininkai paskelbė, kad Lenkijoje vilkų skaičius apie 700 individų. Šie skaičiai stebina. Lenkijoje gyveno 700, o Lietuvoje 550 vilkų, žinant, kad Lenkija teritorijos atžvilgiu beveik 5 kartus didesnė už Lietuvą. Dar 20 amžiaus pradžioje profesorius Tadas Ivanauskas sakė, Lietuvos miškai gali išmaitinti tik apie 300 vilkų. Kiek vilkų šiandien 2017 metais gyvena mūsų šalies miškuose? Aplinkos ministerija planuoja atsakyti į šį klausimą po vasario 7-9 dienomis planuojamos stambiųjų plėšrūnų apskaitos. Atvykom pas aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas, teisingai pasakiau, Kęstutį Mažeiką su peticija dėl vilkų medžioklės pratęsimo. Peticija praėjo tik va, įteikėm mes tą peticiją, jūs pavartysite, pamatysite, kad per 3 dienas 500 su viršum lankytojai, kurie palaiko, yra keli, aišku, ir nepalaikantis tos medžioklės pratęsimų, bet 98%, kurie palaiko ir daug ūkininkų, net nemedžiotojų, palaiko tą dalyką, nes vilkų tikrai yra per daug. Jūsų nuomonė, ar yra galimybė pratęsti vilkų medžioklę, ar nėra galimybės ir ką jūs manote tą temą? Kalbant apie vilkus šiandien dienai, galbūt turim tą problemą, kad mes jų apskaitos tokios realių skaičių nežinom ir galiu, aišku, čia yra aplinkos sąlygos, nes, kaip žinot, vilkai skaičiuojami, kai yra sniego, skaičiuojamos pėdos ir ten skaičiuoja miškininkai, aplinkosaugininkai, ten medžiotojai gali skaičiuoti, visuomeninių organizacijų savanoriai. Tai iš ties mes labai tikimės, kad šiemet to sniego dar bus ir artimiausiu metu, kiek žinau, yra planuojama skaičiuoti vilkus. Ir tik tai susidurėm su problema praeitais metais, kai nebuvo sniego, buvo paskaičiuota kvota už praeitų metų. Tai, kaip žinom, 60 vilkų buvo kvota ir tas skaičius buvo sumedžiotas pakankamai greitai, sakyčiau. Ir tas galbūt ir rodo, iš dalies galima sakyti, kad galbūt tų vilkų padaugėja, bet mes tų realių skaičių tikrai nežinom ir aš manau, kad čia turėtų atsakyti į klausimą mums po artimiausiu metu vykstančio skaičiavimo, tikėkime jisai įvyks ir tada galėtume paduoti tuos skaičius mokslininkam, padarytų analizę, pasižiūrėtų pagal jų tankumą ir jeigu turim tokių atvejų, kai šuniukus kaimuose nuo grandinės vilkai sudrasko ar kažkur kiemuose, tai rodo, kad tikrai galbūt tose vietose, konkrečiuose rajonuose galima kažkiek tai tų vilkų populiaciją dar mažinti. Bet tai turi atsakyti tikrai mokslininkai, mes čia susėdę prie stalo arba tas būrys medžiotojų ir ūkininkų, kurie kelia šį susirūpinimą, galbūt neturim tiek kompetencijos. Ir kai bus padarytos visos išvados, mokslininkai tars žodį, manau, tada galėsime spręsti, ar mes galime tą normą didinti ar negalime. Bet kokiu atveju, tai manau, ateinančiam sezonui turėtų būti tikrai svarbus skaičius ir
ir kitiem metam tada galima bus planuoti kitokius skaičius. Bet gerai, o šiemet ar bus pratęsta, nes jeigu mes vilksim vėl biurokratinis rėmus, kol praeis visas procedūras, tai o aplinkos ministro įsakymą dar kažkom tai padidinti vilkų kvotą šiemet dar yra galimybė, kad būtų sumedžioti kokie 20 vilkų ar dar kažkaip. Tai aš kaip ir sakiau, mes turim pirmiausia dabar suskaičiuoti, kiek turim tų vilkų miškuose ir tada ten tikrai procesas nėra ilgas, tada galima kalbėti apie kažkokias tai priemonės. Tai vienu žodžiu, ir ūkininkai gali tikėtis, kad dar šiemet bus kažkiek vilkų skirta sumedžiuoti. Dabar, manau, pirmiausia reikėtų tikėtis, kad bus sniego pakankamai ir bus galima suskaičiuoti tuos vilkus, o tada jau spręsim. Vienu žodžiu, tikimės, kad komitetas palaikys ir pratęs vilkų medžioklę, nes kad avis pavasarį būtų sveikas, reikia jas vilkus truputį pažaboti. Profesionalus ir išskirtinis dėmesys kiekvienam klientui, patirtis ir reputacija, aukščiausios kokybės produktai, patikimi ir prestižiniai prekių ženklai. Visa tai Volit, ginklų ir medžioklės reikmenų parduotuvėje Vilniuje, birželio 23-osios 15. Laukti liko neilgai. Aktyvaus laisvalaikio medžioklės, žūklės ir savigynos paroda Litexpo parodų centre kovo 17-19 dienomis. Daugiau informacijos. Esu įsitikinęs, kad jau keletą metų iš eilės tikslios vilkų apskaitos Respublikoje neatliekama. Arba suskaičiuojami vilkai tik valstybinėse miškuose, o po to kažkokie tai statistiniais metodais pridedamas ir tariamas skaičius privačiuose miškuose, ar tai gamtinės sąlygos neleidžia. Tai didelis viltis būtų iš šių metų paskelbta šių žvėrių, taip pat ir lūšių apskaita, kad žinotumėm tikrą jų kiekį ir tada būtų galbūt visiems lengviau ir limitus nustatantiems apsispręsti, kokį kiekį skirti kasmet sumedžioti. O ką mano patys medžiotojai apie vilkų populiaciją mūsų miškuose? Tauro rago redakcija sulaukė medžiotojų pasisakymų ir komentarų. Medžiotojas iš Joniškio rašo, kad miškuose akivaizdžiai padaugėjo vilkų. Beveik kaskart, lankantis miške, jam tenka pamatyti jų pėdas, o neretai ir papjautus elnius bei stirnas. Medžiotojas iš Kupiškio sako, kad šiais metais ypač padaugėjo vilkų. Nuo naujųjų metų pradžios jie pastebėjo daugiau nei 12 vilkų pėdsakus, kai tuo tarpu pernai matė tik 2. Ponia Vida iš Kupiškio rašo, kad yra medžiotoja nuo 1985 metų ir praktiškai kasdien būna medžioklės plotuose. Vilkų tikrai yra, bet tik medžiotojai žino, kaip yra sunku juos sumedžioti. Keletą metų iš eilės skiriamas tas pats limitas, tai tarsi nežinant tikro vilkų skaičiaus, galvojama, kad reprodukcija nevyksta ir vilkų skaičius dėl niekiek nedidėja. Iš tikrųjų, vilkų skaičius natūraliai auga gana greitai, nes kiekviena pora atsiveda į metus ne mažiau, skaitykim, 4 jauniklių. Jeigu jūs sėkmingai išaugina, tai prašau, koks prieaugis nusimato.
Šiaulių mūsų regioną. Berods buvo 5 sumedžioti atskiruose rajonuose, ne vien Šiaulių rajone, čia turiu omeny pagal departamentą. Nu taip, Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento kuruojamai teritorijai. Albertas iš Vilniaus sako, kad tikrai yra per daug vilkų. Jie pjauna medžiotojų keturkojus pagalbininkus. Sumedžiojimo limitas turi būti didinamas proporcingai vilkų padaromai žalai. Didelis vilkų kiekis tikrai daro nemenką žalą, juk ne viską žmogaus akis ir mato, tiesa. Saulius iš Šiaulių mano, kad vilkų yra ženkliai per daug. Apskaitos duomenys stipriai atsilieka nuo realybės. Jų klubo plotuose yra 2 vilkų šeimų teritorija ir kiekvienoje šeimoje daugiau nei po 10 individų, o sumedžioti vilkus be galo sunku. Leonardas iš Vilkaviškio rajono mano, kad vilkus vilioja gausi stirnų populiacija. Kyla abejonės ir dėl kasmetinės šių žvėrių apskaitos besniegėmis žiemomis tikslumo. Leonardas nėra šalininkas besaikės vilkų medžioklės, bet jo nuomonė, vilkų statistika bent jau Suvalkijoje yra ženkliai sumažinta. Kiekvienas žvėris turi teisę gyventi, kiekvienas reikalingas gamtinėje aplinkoje, bet jei jau tokiam biotope jų pagausėjimas akivaizdus, tikrai būtina šių žvėrių sumedžiojimo protingas ir pagrįstas limitas. Ir jis pastebi, kad vilkus ir jų veiklos pėdsakus stebi antroje žiemos pusėje, kai sumedžiojimo limitai jau būna pasibaigę. O dėl vilkų apskaitos, tai aš manau, kad pasirengti šiai apskaitai, žinant, kad jį šį sezoną bus vykdoma, tikrai nereikia labai daug laiko. Ir sakykime, šią žiemą, bent jau Šiaulių rajone, tai mes turėjom tikrai 3 puikias galimybės, kada galėjome skaičiuoti, kadangi kokius 3 kartus daugiau kaip po savaitę laikėsi pakankama sniego danga. Tokių žvėrių skaičiavimui būtina yra, kad būtų sniegas, nes be sniego kitais metodais ten, kaip ne pagal pėdsaką, jos suskaičiuoti praktiškai neįmanoma. Apsispręsti galima būtų ir staigiai, kada iškrenta, pavyzdžiui, sniegas. Čia aš nematau didelio skirtumo, ar gruodį, ar vasario mėnesį daryti tos skaičiavimus. Paukotų medžiotojai tą vieną savaitgalį, sakykime, jeigu tai yra ir variminių medžioklių laikotarpis nemedžiotų, ir suskaičiuotų, tai būtų tikrai tiksli, garantuota apskaita. Trumpas pono Evaldo medžiotojų iš Raseinių pastebėjimas, kad jų plotai nedideli, bet matosi, kad vilkų žymiai daugiau nei pernai. Per savaitę jų plotus aplanko po kelis kartus. Kęstutis iš Alytaus rajono sako, kad jų kaime vilkai šunis tiesiog net su grandinėmis iš baudų traukia. O medžiotojas iš Tauragės sako, kad ne veltui vilkas laikomas pačiu gudriausiu plėšrūnu Lietuvoje, todėl jo populiaciją nėra lengva reguliuoti. Akivaizdu, kad šiai dienai jų skaičius yra ženkliai per didelis. Ūkininkas Arūnas iš Ukmergės gyvena vienkiemyje ir augina avis, o miškas vos už 200 metrų. Kiekvienais metais vilkai pridaro jo bandai žalos. Medžiotojas Saulius iš Šiaulių yra ūkininkas ir sodybos prie miško gyventojas. Jis sako, kad toks požiūris į vilkų skaičių Lietuvoje ir jų reguliavimą, koks yra dabar, gali greitai atvesti į nebekontroliuojamą padėtį. Sniegas, kada iškrito, tai iškrito visoje Lietuvoje. Ir ten buvo galima staigiai priimti sprendimą, kad tą savaitgalį, sakykime, kol yra tikrai gera sniego danga ir puraus sniego, kur gerai pėdsakas matosi, viskas, kad priimti sprendimą, kad skaičiuoti vilkus. Tai būtų tikrai reali apskaita visoje Respublikoje vienu metu. O dabar, vienoje ten daly gal yra sniego. Čia pas mus tikėkime, kad vasario 70-10 tų sniego atsiras, bet pagal šios dienos pėdsaką tai tikslios apskaitos tikėtis praktiškai neįmanoma. O nebus tikslios apskaitos, vėl paliks orientacinį skaičius taip kaip praėjusiais metais ir vėl nebus galima diskutuoti dėl, sakykime, ar tai limito padidinimo, ar tai dėl termino medžioklės sumažinimo ir pratęsimo, ar išvis be limito medžiojimo, įvairūs atvejai įmanomi. Sveiki medžiotojai! Šiandien aš jums suteiksiu truputėlį informacijos apie
TIKA T3 produktą bei naują TIKA T3X ginklą. Kuo jie skiriasi ir kuo jie panašus? Savo dešinėje aš turiu naują ginklą TIKA T3X, kairėje TIKA T3 paprastą senesnį variantą. Šitas ginklas kairėje buvo pradėtas leisti 2003 metais, tai pakankamai netrumpas laiko tarpas. Per šį 14 metų laikotarpį ginklas tikrai užsitarnavo daugelio medžiotojų bei šaulių populiarumą bei pasitikėjimą. Tačiau neseniai buvo nutarta jį atnaujinti ir išleisti ginklą su modulinė buožės sistema, pavadinta TIKA T3X. X reiškia ekstra priedus, kurie gali būti naudojami ir bus naudojami jūsų ginkle. Pirmiausia, aptarkime skirtumus, kuo jie bus skiriasi. Taigi, ką reiškia modulinė buožės sistema? Naujojo ginklo, vadinkime taip, X buožė turi keičiamą pistoletinę rankeną bei papildomai dedamą lovelę. Kam tai reikalinga? Papildomai montuojamos lovelis yra papildoma stabili atrama jūsų šūviui. Bokštelėje, nuo smėlio maišo, nuo kuprinės ar nuo kitos atramos. Taip pat mes galime pakeisti pistoletinės rankenos formą. Pistoletinė rankena keičiama į 90 laipsnių kampu sukurtą papildomą rankeną. Jinai reikalinga tam, kad jeigu jūs atliekate šūvius atsigulęs, tai gali būti kažkokios tai šaudymo varžybos ar tiesiog jūsų malonumas praleistas šaudykloje. Toliau mes galime pakalbėti apie tai, kad naujasis modelis išsiskiria tuo, jog jo buožė, plastikinė buožė, yra užpildyta specialių užpildų tam, kad nebūtų papildomo garso, kuris buvo sename TIKOS T3 modelį. Čia garsas pakankamai ryškus ir skambus. Kitas dalykas, kuris jaudino daugelį šaulių bei medžiotojų, tas, kad ant TIKA T3 spynos galo uždėtas plastikinis kaištis, kitaip vadinamas apsauginis kamštis. Spynos kaištis pagamintas iš metalo, senesnėme TIKOS modelio tai buvo plastikinis galiukas. Iš principo didelio skirtumo aš tame nematau, bet jeigu jūsų širdžiai yra ramiau, imkite su metaliniu kaiščiu, gyvensite laimingai ir ramiai. Toliau, pats šaunamasis ginklo mechanizmas, kokie pagrindiniai pakeitimai tai padaryti. Tai yra ginklo uoksas. Šis uoksas turi truputį praplatintą tutelės išmetimo angą. Kam tai yra reikalinga? TIKA ginklas visame pasaulyje yra naudojamas kaip taikliojo šaulio ginklas. Jis yra naudojamas daugelį disciplinų. Ir šiuose disciplinose šūviai yra atliekami po vieną, šovinys nėra dedamas į ginklo dėtuvę. Po kiekvieno šūvio dedam po vieną šovinį į lizdą ir atliekam šūvį. Dėl to tai yra palengvinta šauliam, kad tutelė nestriktų, kad pirštai nestriktų, būtų patogiau ir paprasčiau. Kitas dalykas – uokso viršus. Uokso viršuje padarytas papildomos tvirtinimo angos, kurios tvirtai, stabiliai pritvirtins jūsų pikatinę ar Viver tipo pavažą. Toliau pakankamai, sakyčiau taip, slaptas ir ne visiems žinomas dalykas, tai yra ginklo atrankos kaladėlė. Galbūt ne visi jūs žinote, kas tai yra, aš jums tuoj parodysiu. Senesnėme TIKOS modelį atrankos kaladėlė buvo duraliuminio lydinio, dabar tai yra plieninė kaladėlė. Tai yra aktualu būtent Magnum tipo kalibram, kurie atlieka pakankamai nemažą kiekį šūvių ir turi nemažas apkrovas ant šitos kaladėlės. Taip, kad jeigu jūs norite, kad po atitinkamo laiko tarpo jūsų šūviai būtų lygiai to pačio glaustumo kaip ir iš fabriko, imkite naują TIKA modelį su plieninė atrankos kaladėlė. Taip pat pakankamai geras ir praktiškas pakeitimas tai yra buožpadis. Naujojo TIKO ginklo buožpadis yra minkšto, patogaus kaučiuko, malonus priglausti prie peties. Ačiū uždėmesį, iki pasimatymo. Tiek naujienų apie vilkų gyvenimą Lietuvoje. Po vilkų apskaitos, tikiuosi, ji bus tiksli. Sužinosime, kiek turime tų vilkų, susimastysime ir pakalbėsime dar kartą. O šiandien tiek. Iki kito savaitgalio. Gerų jums medžioklių, puikių akimirkų gamtoje. Nei plauko jums, nei tauko. Iki.